Sveiki, Poryt LT šiandieną aptarsime su Dainiumi puikų aparatą Sony Z3 Compact. Sąmoningai pavadino ne mini, o Compact, kadangi jis labai galingas yra. Dainius jau juo pasinaudojo truputėlį ir užtat man labai įdomu, kokie įspūdžiai tavo apie šitą, šiuo atveju labai originalios spalvos ir įdomiai atrodant ir nediduką telefono aparatą. Pirmiausia, nuo išvaizdos. Iš tikrųjų, įdomus aparatas, įdomia spalva ir kas turėjo arba matė Z2 aparatą, tai puikiai pamena, kad iš tikrųjų tas blizgus šiek tiek į veidrodį panašus šelis irgi išliko, bet plastmasinis reiškia stiklas arba kaip čia mažiau baimės, kad suduš, iš tikrųjų su tokia originalia spalva. Man pasirodė asmeniškai labai įdomus, gyvas aparatas. Kas labai svarbu, galbūt tas jo gyvumas pasižymi ir dar vieną savybę. Reiškia, jis yra 4,6 colio dydžio, tai reiškia ne iš tų dabar madingų jau didžiųjų aparatų ir tas Compact jį daro sąlyginai Compact, nes prisiminkim, dar senesniai tai buvo visai normalus dydžio telefono aparatas. Man asmeniškai pasirodė labai simpatiškas dydis, nes kai aš bandžiau Z2, kuris yra gerokai didesnis, aš vis dėlto atradau, kad naudojantis planšete, man planšetė be jokios abejonės naršyti ir skaityti patogesnį. Skambinti ir naršyti šis aparatas visai pakankamas yra. Nepaisant jo Compact dydžio, labai svarbus dalykas man kaip žurnalistui buvo išbandyti kamerą. Kamera yra tokia, kuri iš tikrųjų megapikseliais yra 20,7, bet kas man tikrai patiko, labai greit fokusuoja, fiksuoja gražiai, viskas, sakyčiau taip, kad tiek, kiek reikėtų normaliam žurnalistui užfiksuoti vaizdo, garso, bet kokiam formate, tikrai pilnai pakanka. Aišku, vidinė atmintis yra 16 GB. Bet jisai leidžia 128 GB korteles. Jeigu didelę raišką filmuosi ir fotografuosi, tai iš karto aš rekomenduoju tą kortelę ir įsidėti. Kas vėlgi įdomu, kraštai paties aparato toks irgi, sakyčiau, įdomus dalykas, toks silikono primena šiek tiek permatomą tokį. O jis čia minkštas ar kietas? Jis yra, įspūdis yra, kad tai yra minkštas, bet iš tikrųjų yra pakankamai tvirtas aparatas. Kaip visada Sony įprasta šone yra SD kortelės ir krovimo, reiškiasi, dangteliai. Reikės laiką priprasti, kad reiškia nagą teks naudoti, bet atsidarai. Vėlgi, kas iš ankstesnių galbūt įspūdžių buvo, kad kartais atrodo, kad gali nulūžti šitie reiškiasi laikikliai, nors man kol kas nieks tokio neįvyko. Yra micro USB pakrovimas, yra SD kortelė vieta. Iki 128 GB, tai tikrai visko pilnai pakaks. Bet tie, kas nenori nago gadinti, yra štai tokia jungtis čianais į dokingą įsistatyti. Į dokingą, čia ir pakrovimui, jeigu reikalinga. Ir pakrovimas, jeigu netidarinėti. Taip. Ir ne tik pakrovimas, jį visai puikiai galima naudoti ir žaidimam. Yra specialios, aiškiai, konsolės priedai, kur sudėjus galima naudoti žaidimams. Tai čia tiems, kas priedais domisi. Šiaip, kas iš tikrųjų atkreipsiu dėmesį, jeigu bandė Z2 didesniu ekranu aparatą, tai ir pagal techninės charakteristikas ir iš praktinių bandymų akumuliatorius tikrai laiko žymiai geriau. Tai aš galiu pasakyti, papildyti tave šiek tiek. Šiaip jo akumuliatoriaus talpa nėra didelė pažiūrėjus į techninę specifikaciją. Bet kadangi ekranas nedidelis, tai... Procesus čia 4 branduolių yra, reiškia, 2 GB ramo ir, man atrodo, darant nelabai daug funkcijų vienu metu, bet tiek, kaip maždaug pakanka, panašu, kad gana gerai susidoroja ir kas vėlgi įdomu, reiškia, nėra tam tų visokių elementų, kurie naudojant, pavyzdžiui, mobilius duomenis, atsiranda kai kuriuose aparatuose, kad kaista. Pavyzdžiui, Z2 man žymiai rankoje šildavo greičiau. Su šituo aparatu aš to... Bet dabar tokį klausimą turiu, reiškia. Iš tikrųjų, ekrano skiriamoji geba, dabar jau visi pripratome prie, kad jau Full HD nueina ir atsiranda Quad HD, tai yra, kai jau ne 1920 taškų, o 2560 taškų. O šį čia yra 1280 taškų ant 720. Ir aišku, ekranas nelabai didelis, tai galbūt tos skiriamosios gebos pakanka. Šiaip jau dėl šitokių parametrų jisai laimi, turėdamas mažesnės skiriamosios gebos ekraną, laimi labai daug akumuliatoriaus. O šlapinti nebandėjau? Bandžiau, šlapinau, tai kadangi žinau, jau parametrai ir šito, ir jų, reiškia, kai kurių kitų aparatų tos savybės yra, tai sušlapau netyčia, po to tyčia.
viskas veikia. IP68, tai yra apsauga pakankamai gera. Vandenį Pusantro metro, išsipurtydavo, reiškia. pusantro metro gilėje pusę valandos gali išgulėti. Tai nardyt nenardžiau, bet po kranu į stiklinę buvo įdėjęs, laukia kai lyjo kalbėjausi ir kažkaip pirmas jausmas vėlgi reikėtų aparatą, reiškia, saugoti, bet dėl tokio vandens, reiškia, lietaus purškiančio nėra. Na, išliko dizainė, matau, Sony tas firminis aliumininis mygtukas įjungimo, kuris... Fotoaparatui yra atskiras mygtukas. Va, čia labai svarbu. Reiškia, selfius ir pafotografuoti po vandeniu irgi galima, nes... Beje, ir priekinė kamera neblogai, čia, na, tie formalūs parametrai 2,2 megapikselio, bet kiek teko naudoti priekinę kamerą ar pokalbiam, ar fotografuoti, kaip čia... Viskas buvo ryškiai ir gerai. Bet jeigu jau apie kamerą sušnekom, jis turi naktinio fotografavimo režimą, bandėjai? Bandžiau. Aišku, tas tamsuoja visą laiką, kad daiktai, kurie toli ir visą kitą, reikia nepamiršti mažiausiai, ką reikia turėti, tai vis dėlto stabilią vietą laikyti. Tai yra štatyvo, aš visiems rekomenduoju, ypač žurnalistam, kas nori profesionaliai reiškia kažkokį vaizdą išspausti, tai yra žymiai geriau. Arba bent jau, kaip visada, kaip sakant, kur nors stabiliai reiškia laikyti. Bet dėl kameros aš dar kartą pagirsiu, kad iš tikrųjų, kas man patiko, kompakt versija, jinai reiškia dydžio kompakt, dar kai kurie parametrai, bet kameros panašu, kad atžvilgiu nebuvo sutaupimo kažkokio, sakykime, gerokai pabloginus parametrus. Nu ir ką, jis turi labai įdomių efektų, ten reiškia tų fotografavimo režimų šitą programą. Ypač vaikams patinka iš fotografavimo ir filmavimo, čia reiškia tų efektų yra ir kas mėgsta prasilinksminti savo nuotaką, praskaidrinti. Tai aš sakyčiau, kad netgi ne tik pats fotografavimo rezultatas gražus, bet netgi pats procesas labai malonus, nes tu gali tam procese, reiškia, pastebėti tuos pačius fainiausius dalykus, jau darydamas visą tai. Šita kompakt versija yra man labai kompaktiškai patogi, aš vis dėlto šį žodį patogi, nes ir svorio klausimas ir visa kita. Ir kas nori turėti mažą, bet galingą daiktą, tai yra tikrai tiems skirta ir aš sakyčiau, kad lyginant su bet kuriuo kitų flagmanų, neradau jokių didelių minusų, atvirkščiai sakyčiau, žaismingas dizainas, stiprios charakteristikos technologinės leidžia, na, šiaip mėgautis tą aparatą, tai va, iš tikrųjų užskaitau. Tai ką, iki kitų pasimatymų poryt LT. That's right.